Drama. User in your channel started recording. Aš pažinau vieną tokį tipą gracijų, jis mėgo būti apsistas pastoviai dėmesio, ovacijų, komunikacijų, labo vienas generalinių, dar buvo akcininkų ir kalčiausių generalinių. Nežinau tikrai iš kokio miesto kilęs, tas nesvaru, nes jis dabar turėjo ne namo, pilį, krizę štylį, važinėjo juodų pikdų boomerių 36, tai blizgėjo riebėjantį numerį, apsekak paložina, marškinukai prie kostiumo fono, teko surinkti Kirkorovo, visi albumai, dūmai iš cigarų, nenakubus, bet visgi lakėkros su Versace, kurių jis taip nemėgo blizgint, veidrodiniai batai, tikro vyro markė, šitą jis žinojo ir su jais sėkmingai reikalus tvarkė, iš esmės jam nereikėjo drabužių, nes jis turėjo tiek meilužių, kiek dienų turi gegužės, dėl to tituluodamas svajonių jaunikių. Šią paslaptį palikime žmonių žurnalui, o po mano priedainį išgirsit viską iki galo. Aš gyvenu kaip pro ir darau, kas man patinka. Panas Krosius liežuvėlis saldys minko. Ji buvo neaukšta, jos vardas buvo Rūta. Dirbo teatre su lėlėm, išlaikė vieno kambario būtą. Neišvaizdi tokia labiau linktų pilkų pelyčių. Nemėgo falšo, o dar labiau biržų pupyčių. Savo veiklai atsidavus visą dušę, dar spėdavo jį rūpintis pasiligojusią motušę. Plušėte plušo, laiko neturėdamas savo. Vylėsi ateity gyvens kada nors geriau. Svajodamas, statydamas scenos spektaklius, įsikūnyti herojus, gyvent su vėliam ir Herakliais. Tai buvo jos pasaulis, daug gražesnis nei tikras, kur dominavo išvaizda ir bosai apsiriję ikrais. Nemėgo vikriai, viską darė iš lėto, kruopščiai, kad detalės būtų savo vietoj. Taip lėkė dienos, nuo mažytės scenos link namų, nuo mylimos mamos, lyg naujų lėlių papuošalų. Kai du pasauliai susipina į vieną, imi svajoti apie tą, kuris gražiau atrodo mėnesienui. Tikėsi kada nors paliesti savo rankom, bet svajonės dažnai toje tikrovė neaplanko. Buvo pavasaris, spektaklio premjera artėjo, jai trūko finansavimo, ji pas rėmėjus ėjo, taip atsidūrė Gracijaus kabineto kėdėj, pasakojo jam apie teatrus skaitų bėdas, jis jai be gėdos, paėmė už rankos, jautė kaip jos venomis baimė parodo atrankos, dar tokios baigčios jis nebuvo sutikęs, prakaitavo azartų, blizgėjo iš geidulio plikė, vėliau slinko vis arčiau krūtinės, beglaumėdamas stebėjo reakciją trapios merginos, jį bandė išsisukti, jis jai neleido, užtvėrė duris, taip velnias pasirodė jo veidu. Nusėmė kostiumą, vėl prišoko prie Rūtos, užspaudė gerklę, kad negarso nebūtų, jis draskė rūbus, netelkant jos kančiulių būtų aklas, į ašarų muščiopus mėgė jam į kaklą.